Esu įdomesniam objekte. Plytelės, kaip matom, visi važiuoja vis stipriau Lietuvoje kaip terasos ir terasų danga. Tai noriu papasakoti tokį išskirtinį atvejį ir išskirtinę meistro sistemą, kaip montuoti plytelės. Konkrečiai bendraujam su Giedrium iš Terasėlė LT. Ir ką jis daro? Jis nenaudoja kažkokių laikiklių ant aliuminio karkaso, o iškloja arba apklijuoja lagės aliuminio su butilo juosta fast shifterio, deda plytelės tiesiai ant tokio pagrindo ir, kad būtų užtikrintai, paklijuoja su bostika porą kampų. Kodėl tik porą, nes jeigu 4 klijuojam, praktiškai nebetlupsi tos plytelės. Tai dabar klijuoja tik 2 kampus. Dar truputį apie tai, kaip tos plytelės yra paskui pritvirtinamos. Jeigu plytelės yra lygios, tai galima iš karto klijuoti kiekvieną, bet šiaip Giedrius linkęs išsimes didesnį plotą, kad tikrai nepabėgtų linijos ir tada sugrįžti, kiekvieną prikelti. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju šitą, jeigu iškelsim, tai Giedrius naudoja bostikos klijus su bostikos klijais kampe, tik tašką ant aliuminio karkaso čia ir čia. Nes patikrinta, jeigu daugiau dėsi, nebegalėsi atplėšti plytelės. Tai užtenka 2 taškų kampuose čia ir čia. Ir viskas, plytelė dedama atgal, prilimpa ir viskas. Daugiau nieko nedaryti. Eit prie sekančios plytelės.